Rožės ne veltui laikomas sodo karalienėmis ir jau daugybę metų rožės augina tiek dvaruose, prie pilių ir rožės tikrai atkeliauja į mūsų visų kiemus. Ir ne veltui jos karalienės, joms reikia tikrai papildomos priežiūros ir tos priežiūros nemažai. Jeigu planuojate turėti rožės savo kieme, pirmiausiai pagalvokite, kokios rožės jums tinka. Rožių rūšių tikrai yra skirtingų, tiek vijoklinių, kurios gali siekti iki 4 metrų, tiek visai mažyčių, kurios vos padengia žemę, vadinamos šliaužiančiomis rožėmis. Jeigu norite rožių, kurios žydėtų dideliais žiedais, būtų ant aukštų ilgų stiebų, tinkamos merkti į vazas, rinkitės arbatinės rožes. Jeigu norite nepertraukiamo žydėjimo ir gaivaus saldaus rožių kvapo, pagalvokite apie angliškas rožes. Jeigu turite pergolės, stoginės arba norite aukštų didelių rožių, būtinai pasvarstykite vijoklinės rožes, kurios gali būti ir priedanga, ir puikia vieta jausti vasaros kvapus, rožių aromatus. Kalbant apie rožių priežiūrą, vienas svarbiausių dalykų tai yra tinkamas rožių pasodinimas. Rožėms reikia nemažai saulės, kad jos žydėtų ir būtų sveikos, bent 8 valandų per dieną, tad rinkitės vietą, kuri tikrai yra ne šešėlyje, saulėje ir tuomet rožės bus sveikesnės ir žydės gausiau. Sodinant labai svarbu paruošti tinkamą duobę. Jeigu jūsų žemė sklype yra priesmėlis arba žvyras, duobę reikėtų kasti didesnę, į duobės dugną dėti perpuvusio mėšlo, komposto, kad rožiai būtų pakankamai maistinių medžiagų augti. Rožės nemėgsta persodinimą, todėl rinkitės vietą, kur ji augs ne 1 metus. Taip, krūmas augs stiprus, didelis ir pasidabins žiedais. Rožės yra lepios. Tam, kad jos žydėtų, jas reikia tręšti. Tręšti rožės pradedam nuo pavasario ir tręšiame kompleksinėmis trąšomis. Pavasarį, kad skatintume augimą, galime tręšti trąšomis, kurios turi daugiau azoto, o visos vasaros eigoje yra labai svarbu duoti ne tik tais azoto augimui, bet ir kalio, fosforo bei magnio, kad formuotų sveikus žiedynus ir gausiai žydėtų. Rožių tręšimą baigiame ties rugpjūčio viduriu, kad jos spėtų sumedėti, pasiruošti žiemai ir sėkmingai peržiemoti. Ne visos rožių veislės gali peržiemoti Lietuvoje, tad labai svarbu yra rinktis rožes, kurios atsparios šalčiui. Atkreipkite dėmesį į rožes, kurios yra atsparios ir ligoms, nes ligos rožes irgi myli. Dažniausiai pasitaikančios ligos yra juodoji dėmėtligė rožėms, kai rožių lapus pradeda spalvinti juodomis dėmėmis, lapai pradeda džiūti ir kristi. Taip pat dažna liga rožėms yra miltligė, kai lapus padengia lyg baltais miltais, tai irgi gan lengva atpažinti, kad rožiai jau reikia pagalbos. Dažniausios šios ligos yra grybinės kilmės, tad jas naikinti ir padėti rožėms galima fungicidais, kurie panaikina grybų sporas ir rožė sveiksta. Be ligų turim ir kenkėjų, tai rožes mėgsta amarai, jos galite pamatyti tikrai dažnai ant rožių, ant naujų ūglių. Amaras nėra pats baisiausias kenkėjas ir jį gan lengva panaikinti, tam paprastai užtenka žaliojo muilo ir nupurškus rožes ne tik tais papildysite jų maistinės medžiagas, bet ir išnaikinsite amarus. Didesnė problema gali būti su lapus arba žiedynus graužiančiais vikšrais. Juos pastebėti paprastai būna sudėtinga, ypač tuos, kurie apsigyvena žiedynuose arba koteliuose rožių. Tai būtinai reikia stebėti ir matyti, ar ta rožė jaučiasi gerai. Pakalbėkime apie rožių sodinimą. Rožes geriausia sodinti ankstyvą pavasarį, iki gegužės mėnesio, iki gegužės vidurio, arba jau rudenį, kai žemė dar būna drėgna, šilta, bet rožės nebeskatinamos augti. Tai tokiu atveju rožės rudenį leidžia šaknis ir gerai pasiruošia žiemai, o pavasarį irgi sodinant žemė dar būna drėgna po žiemos, oras jau sušilęs, tad gali palengvai įsišaknyti ir įsitvirtinti žemėje. Rožės galime sodinti 2 skirtingais būdais, ne kiek 2 būdais, bet skirtingos būsenos rožes. Tai yra rožės plikom šaknim, tai tokias rožes mes sodinam pavasarį ir rudenį, arba rožės, kurios yra auginamos konteineriuose. Tokias rožes galime sodinti visą vasarą, tik tais karštą vasarą pasodinus reikės daugiau priežiūros.
Kaip sodinti rožes? Sodinant rožes tikrai labai svarbu pasiruošti duobę. Planuokite, kad duobė turėtų būti bent 40-50 cm skersmens, gylio irgi panašiai. Rožių šaknis eina gilyn ir į šonus, tam, kad jos būtų sveikos ir pamaitintos, ta duobė turi būti pilna maistinių medžiagų. Tai pagalvokime apie kompostą, apie perpuvusį mėšlą, galima šiek tiek ir kompleksinių trąšų. Rožes, kurios yra plikomis šaknimis, kaip ši, reikėtų prieš sodinant pamirkti į vandenį bent 3-4 valandom, kad šaknis prisigertų vandens ir nesudžiūtų žemėje. Sodinant rožes labai svarbu atkreipti dėmesį, kad skiepo vieta, kuri yra toksai išplatėjimas prie šaknų, būtų po žeme. Reikėtų sodinti, kad ta vieta būtų bent 5 cm po žeme, nes tai yra jautriausia rožės vieta ir jeigu mes jos neapsaugosime, gali būti, kad žiemą šita vieta sušals, peršals ir neteksite savo rožės, nes visas grožis ateina iš skiepo, o ne iš šaknų. Atkreipkite dėmesį, perkant rožes plikomis šaknimis, ne visada tą galėsim padaryti, kad šaknų būtų daug. Tai kuo daugiau šaknų, tuo daugiau maistinių medžiagų rožė galės pasiimti. Pasodinam, palaistom ir žinoma prižiūrime viso sezono metu. Ypač jeigu sodinam pavasarį, tai laistymas yra labai svarbus, kad rožė sėkmingai prigytų ir gražiai augtų. Rudenį šiek tiek paprasčiau, nes didžiąją dalį laistymą padaro mūsų lietingas oras. Taigi, kokios tos pagrindinės paslaptys, kaip užauginti gražias rožes? Rožėms labai reikia vandens. Nepamirškite jų laistyti. Laistyti reikėtų ne kasdieną, geriau 1 kartą į savaitę, bet gausiai. Jeigu užėjo sausra, tada stebėkite augalą, laistykite dažniau. Kad rožė žydėtų, ją reikia tręšti, būtinai pavasarį, pradedam ir skatinam augimą. O visos vasaros metu irgi kas porą savaičių reikėtų patręšti kompleksinėmis trąšomis, kuriuose yra daugiau kalio, magnio ir fosforo, kas skatina žydėjimą. Kad rožės daugiau žiedų leistų, reikėtų nuskabyti visus nužydėjusius žiedus. Būtinai apžiūrėkite, ar nėra kenkėjų, ar nėra ligų židinių. Jeigu matote, kad ant lapų yra kažkokių tai juodų, rudų dėmių, tuos lapus pašalinkite ir sunaikinkite. Ruošiantis žiemai, būtinai pagalvokite apie rožes, kurias reikėtų uždengti. Ne visoms reikia dengimo, nes kai kurios tikrai yra atsparios šalčiui, bet jeigu rožė jūsų yra jautresnė ir dienos temperatūra nukrenta iki -5, reikėtų pradėti dengti rožes. Jas uždengti galime spigliuočių šakomis, eglėmis, pušėmis, galime apkaupti kompostu arba durpėmis bent 20 cm ant šaknų, arba galima įsigyti tam specialiai skirtus maišus uždengti rožes. Pavasarį nudengiam, kai pradeda sprogti pumpurai ir kai oro temperatūra jau pakyla virš 0. Apie rožių genėjimą pavasarį tai irgi yra atskira plati tema, irgi reikėtų atkreipti dėmesį, kokias rožes jūs auginate. Genime pavasarį, atsižvelgiant į tai, ar per žiemą rožių stiebai buvo pažeisti ar ne. Vijoklinių rožių genėjimas yra šiek tiek kitoks negu krūminių ir jų nereikėtų taip drastiškai genėti, paliekant bent metrą arba daugiau, priklausomai nuo to, kokio efekto iš savo vijoklinių rožių norite. Genint rožes, atkreipkite dėmesį į šakas, kurios turi kažkokių pažeidimų. Į šakas, kurios yra sudžiūvusios, kurios yra silpnos. Jas reikėtų išgenėti, taip formuojant gražų krūmą. Vijoklinių rožių genėjimas yra atskira tema, kur mes turėtume atkreipti dėmesį, kokio mes efekto norime. Tikrai vijoklinių rožių negalime genėti iki žemės, nes yra veislių, kurios žydi ant antramečių ūglių. Tokiu būdu nugenėję pavasarį jūs neteksite viso vasaros žydėjimo. Jeigu nusprendėte turėti rožę savo kieme, pagalvokite, ar galėsite skirti pakankamai laiko jos priežiūrai. Rožė nėra tas augalas, kurį galite pasodinti ir pamiršti. Jai tikrai reikia nemažai priežiūros. Ne veltui yra karalienė. Karalienėm reikia rūpintis bent jau ne kasdieną, bet jau kartą į savaitę turite prieiti ir pasižiūrėti, ar jai viskas yra gerai. Ir jeigu tos priežiūros pakankamai skirsite, net nebejoju, kad rožė jūs džiugins ne 1 metus. Kalbant apie rožes ir kaip jas integruoti į jūsų kiemą ir kokiems kraštovaizdžiams jos yra tinkamos, galėčiau atsakyti, kad tikriausiai visiems, nes rožių yra tiek daug skirtingų, tiek dideliais kvapniais žiedais, tiek labai subtilių mažais žiedeliais, tai tikrai galite pritaikyti savo kieme.
Jeigu turite pergolę ar kažkokią arką, vartus į kitą kiemo zoną, pagalvokite ir pasodinkite vijoklinę rožę, kuri tikrai nudžiugins gausybę žiedų. Rožes galime integruoti ir į kitus gėlynus, nebūtinai rožės turi būti rožinė. Rožės puikiai tinka su tais augalais, kuriems irgi reikia daug saulės, daug šviesos. Ir kartais netgi atrodo keista, kad rožės paima labai daug dėmesio ir priežiūros, bet šalia augantiems augalams, tokiems kaip šalavėjai, kaip levandos, jiems nereikia tiek daug priežiūros, bet jie tampa puikiu fonu išryškinti rožių žiedus. Be to, šie augalai turi daug eterinių aliejų, kurie gali apsaugoti nuo kenkėjų. Tai tikrai kviečiu rožes pasikviesti jums į savo kiemus, įterpti į savo gėlynus ir skirti jiems dėmesio.